Skruzdėlytė Tauškalytė. Biankio pasakos motyvais. Kodėl aš skruzdėlytė? Skruzdėlė. Pamanyk, drugelis. Koks margas, visai negražus. O, na ir baidyklė. Prisišokinėsi. Virš vandens skraido. Kažką vaizduoja. Mat jam ant žemės vietos per mažai. Tik pažiūrėkit, argi tokiam pilvočiui skraidyti? Tai bent veikėja. Kirmėlė ant siūlo. Skruzdėlės, skruzdėlytės. Laikas namo. Namo laikas. Atsiminkit, vos tik saulė nusileis, visas skruzdėlyno duris uždarysime nakčiai. Skruzdėlytė, eime namo. Saulė nusileis. Ir visas skruzdėlyno duris uždarysime. Reiks tau lauke nakvoti. Gerai, spėsiu. Žiūrėti reikia, o kodėl apsimeti kerpę? Kad paukščiai manęs nesulestų. Bailys. Leisk, pasparneliu. Tyliau. Tu nebijok. Jie skruzdėlių nelesa. Kodėl nelesau? Ar aš būtų blogesnė už tave? Nustok drebėti, pastebės. O tu sparnelį truputį pakelk, nes man nėra kaip drebėti. Drugelį, apsimeti kerpę. Tu neturi jokios savigarbos. Į beržo viršūnę, į pačią viršūnę, kopiu štai žiūrėkit, gavalgės linksma. Taip aukštai aš rekordą pasiekiau, o jūs pasilikot žemai. O aš taip aukštai aš rekordą pasiekiau, o jūs pasilikot žemai. Kokios mažytės skruzdėlytės tarsi žaisliukai.
kalvelį. Kas atsitiko? Mieloji kirmelytė. Nukritau aš iš aukštybių ir išsisukau kojelę. Kirmelytė, parneškite mane namo. Pati nuroposi. Būkite maloni. Atjauskite ligonę. Nesveikuoju, skauda koja. Saulė nusileis, niekas namo neįleis. Reiks man laukia nakvoti. O su tamsa nukris rasa. Aš visą sumirksiu, o paskui susirgsiu. Ko gero rytą bus mirtis neprašyta. Jūsgi sąžinė užgrauš. Nu, sėskis, pavežėsiu. Pati keliauk. Per tvorą aš negaliu. O kas gali? Paprašyk žiogelio. Žiogelį! Žiogelį! Kas nutiko? Būk malonus, atjausk ligonius. Nesveikuoju, skauda koja, saulė nusileis, niekas namo neleis. Reiks man laukia nakvoti, o su tamsa nukris rasa, aš visą sumirsiu, o paskui susirgsiu, ko gero rytą bus mirtis neprašyta. Gerai. Lipk ant nugaros. Šokinėti, o šokinėji. Toliau aš nevažiuosiu. O aš toliau ir nevešiu. O kągi man daryti? Čiažiką pašauk. Gal jis sutiks? Čiuožykė! Čiuožykė! Wait. Kas atsitiko? Oi, mielas, čiuožykite, Rozai, čiuožykite. Būkite malonus, atjauskite ligonius ir nesveikuoju, skauda koja. Vieną krantą perkelti, ar ką? Sėskis.
galima ir greičiau. O žemė ar negali? Žemė? Negaliu. Tu. Ir kogi tave mokė? O tu kark, vabalio, paprašyk. Tokiu žirgu toli nenukeliausi. Ristele bėgti nemoku. O kodėl man reikia bėgti? Juk mes esam vabzdžiai skrajūnai. Vabzdžiai skrajūnai? Taip. Dėdulė vabalė, būkite malonus, atjauskite ligonius, nesveikuoju skauda koja, o jūs galiūnas, jūs skrajūnas. Padėkite namus pasiekti, atsidėkos jums prisiekiu. O kur tas jūsų skruzdėlynas? Ten, už miško. O, tolokai. Na kągi su tavim daryti? Lipk. Ar atsisėdai? Na? Atsisėdau. O kur atsisėdai? Ant nugaros. Kvailiukė. Lipk ant galvos. Uf. Mielasis dėdulė, greičiau. Į skruzdėlyną neskrėsiu. Pati nukeliausi. Jūs skruzdėlės labai skaudžiai kandžiojatės. Tau įkasi. Brangusis vikšreli. Būk malonus, atjausk ligonius, nesveikuoju, skauda koja, saulė nusileis, nieks namo neįleis. Beliko 1 minutė. Mielasis. Netrukdyk. Matai, kad plušu. Siūlus suku. Visi manęs pasigėjo, nieks neatstumėtų. Pirmas toks. Dingusi. Dingusi. Kol jūs čia ropinėjote, aš didelį žygį atlikau. Į aukštą beržą aš papiaukštį, plėšrų paukštį apgavau. Ilgai man teko būt kely, ant beržo lapus kristolį. Ir džiugelio raitomis keliaudavau dienomis, visur aš pabuvau per vandenį.
Skruzdėlyte, tauškalyte. Scenarijaus autorius Volpinas, režisierius Polkovnikovas, dailininkas statytojas Trusovas, kompozitorius Kalmanovskis, operatorė Klimova. Filmą įgarsino Lietuvos televizija.